Na ką, sveiki visi. Parašykit, kaip girdisi. Ir aš čia girdžiu. Kažkur girdžiu. Patikrinau, girdisi. Puiku. Tai šiandien turim nuostabią temą. Permainų vėjai ir manau, kad kaip pagauti permainų vėją. Manau, kad visi tikrai pastebit, kad vyksta pokyčiai, nes jų nepastebėti neįmanoma. Ir norėčiau, kad jūs komentarą dabar parašytumėt, kaip jūs asmeniškai patirėt pokytį, tai yra, ką pastebit, kad yra ne taip. Kas yra kitaip, kas pasikeitė jūsų gyvenime, kas pasikeitė aplinkinio gyvenime, kas yra tai, ko niekada nebuvo, arba ko nebeliko, kas anksčiau buvo. Tiesiog noriu jūsų pastebėjimų, pasidalinimų, nes aš galbūt visko iki galo ir nežinau, nes tai yra, kaip pasakyti, ekspedicija ir netikrinimas kiekvieno potyriai, tai būčiau dėkinga, jeigu pasidalintumėt, kaip jūs pastebit savo gyvenime pokytį, kuris dabar vyksta, tai yra perėjimas į vadinamą naują dimensiją arba motulės žemės tiesiog vibracijų kelimas ir ėjimas į 5D, į naują, į kitokį gyvenimą. Taip, ir aš manau, kad visi mes puikiai suvokiame, kad pokytis jis vyksta, ar ne? Tik tai vieni galbūt mato tą pokytį juodomis spalvomis, ar ne? Nes vyksta daug tokių globalių dalykų, kurie yra, sakykime, plano dalis, ne? O kiti, kurie jau išniro iš to juodo, sakykime, burbulo prisirišimų, kažkokių tai programų, jie jau pastebi besikeičiantį pasaulį į tą šviesią pusę, nors aš visai nenoriu skirstyti tamsą ir šviesą, bet kuriuo atveju tai, kas dabar vyksta, tai ir vyksta pasaulio žmonijos, sakykime, ar ne, pasidalinimas. Vieni eina kartu su motulės žeme ir jeigu jūs prisijungiat čia, jeigu jūs manęs klausotės, tai manau, kad tai yra jums aktualu ir tai reiškia, kad jūs irgi esate išsakę ketinimą eiti kartu su motulės žeme į pakilimą, į atgimimą, į visai kitokį gyvenimą. Į gyvenimą be skausmo, be kančios, be ego spąstų, be karų, be skurdo, sakykime, ar ne, į tą gyvenimą, kuriame viskas vyksta lengvai, gražiai, paprastai, džiaugsmingai, kuriame mums nebereikia ieškoti kažkokios tai paslėptos prasmės, nes mes tiesiog gyvename ir mėgaujamės gyvenimu. Va, tai pasidalinkit, labai įdomu. Va, o šaunuoliai. Taip, nebeliko nuoširdumo, bendravimo su artimais nuoširdumo. Aha, taip, gali būti, todėl kad šiuo metu vyksta labai stiprus savęs pajautimas, ar ne? Ir tada pirmiausia žmogus tam, kad išliptų iš tos visos savo vidinės makalynės, jisai nori užsidaryti, pasinerti, atsitraukti, aš apie tai vėliau kalbėsiu. Ir tada nebelieka bendravimo. Kita vertus, gali būti nuoširdumas ir kita prasme, tai yra, kai atsiranda daug pykčių, daug susierzinimo, daug tokio, kaip pasakyti, susierzinimo be priežasties. Ir tai irgi atitolina žmonės, atitolina santykius, įneša daug neaiškumo, nesupratimo ir noro vėlgi pabėgti ir atsiskirti. Taip, ačiū jums, jūs nuostabus. Taip, pokyčiai santykiuose, rami reakcija, tai kas vyksta, va, super. Čia jau yra nėrimas iš to burbulo, ar ne, į naująją matricą. Kai pats keitiesi, keičiasi ir aplinka, pas mus viskas
į naujumą, tobulą. Va, taip ir yra, būtent šiandien tai ir akcentuosiu. Tapau daug ramesnė, pakantesnė, atlaidesnė savo, labiau patinku, žodžiu, viskas gerėja. Na va, tai čia yra apie tai, apie ką aš ir noriu pasakyti, kad kai mes dirbame su savimi, kai mes žinome, kur link judame, tai nebeskirstome gėrio blogio, išsigryniname tai, kas mums svarbu, esame tiesoje su savimi, mūsų gyvenimas pradeda keistis į gerą pusę, o tie pokyčiai globalūs, jie mus tarsi ištraukia, jie mums padeda. Mes tarsi atsirandam ant bangos, bet tie, kurie nesigilina į save ir yra pyktyje, susierzinime, smerkime, sakykime, valdžios, įstatymų ir visų kitų dalykų, kurie vyksta šiuo metu, ar ne, kai kas juose tiesiog gyvena, paskęsta, kai kas apie tai žino, o kai kas to iš vis, kai kurių gyvenime tai iš vis nebeegzistuoja. Ir tai, sakykime, žemė ta pati, įvykiai tie patys, bet jau mes gyvenam skirtingus gyvenimus, jau dabar mes gyvenam skirtingose dimensijose. Taip, tai ką aš pastebėjau arba ką surinkau iš savo artimųjų pasidalinimų, tai pirmiausia pasireiškia labai didelis toks be priežasties irzlumas. Irzlumas tų žmonių, kurie nesupranta, kas vyksta, keliuose daug pykčių būna ir viešose vietose, tai yra žmonės yra irzlus, nes jie nesupranta, kas vyksta, jie nežino, kaip veikia visata ir nežino, ką su tuo daryti. Ir tada jie erzinasi, pyksta ir tokiu būdu sėja tą tokią pykčio sėklą, sakykime, tiek savo pasąmonėje vis gilin, tiek ją barsto aplinkui. Tačiau sąmoningi žmonės atvirkščiai patiria ramybę, aiškumą, džiaugsmą, susitaikymą ir tokį laukimą ėjimo toliau, kas bus toliau, kur dar mane tai nuves ir, žinoma, džiaugsmą. Toliau žmonės pastebi be galo padidėjusi mieguistumą, nes kai vyksta pokytis, keičiasi mūsų kūno struktūra, ląstelės, ar ne, keičiasi mūsų DNR, aktyvinamos visos likusios grandinės ir kūnui reikia atsigauti, reikia poilsio. Arba atvirkščiai, kai kurie patiria stiprią nemigą, arba būna dažni atsibudimai naktį, ir po to vėl sunku užmigti. Tai 2-3 valanda, kuomet vyksta tie visi, sakykime, programavimo darbai pasąmonės lygmenį. Ir norint to išvengti, mums tai reikia išsakyti vėlgi sąmoningai ketinimą, užsidėti apsaugas, kad mūsų neliestų, kad į mūsų pasąmonę nesikištų, jeigu tai yra tai, kas mums nenaudinga. Ir tuo pačiu galim išsakyti ketinimą, kad mes duodam sutikimą išvalyti, ištrinti, panaikinti tai, kas mums jau nebetarnauja, tai, kas jums yra pasenę, tai, kas nebeatitinka naujų energijų, tam, kad išvalyti tą, sakykime, karmos dalį, kuri gali būti išvalyta nesuvokta, be suvokimo. Nes tokios mes turim ir apie 30% tikrai gali būti išvalyta. Toliau, aš pati ir mano artimieji ir dauguma žmonių, mes patiriam tokius labai labai ryškius sapnus iš praeities istorijų arba susitinkam sapnuose su žmonėmis, kurie jau, sakykime, seniai yra iškeliavę anapilin arba su kuriais mes seniai išsiskyrėm. Aš pati pastaruoju metu labai dažnai sapnuoju savo senelius, tai senelį, tai močiutę. Ir tie sapnai būna tokie ryškus, tokie turintys kažkokią aiškę žinutę, pokalbiai, jausmai. Ir vėlgi, jeigu tų sapnų metu jums sukyla kažkokie sunkus jausmai arba kažkokia sunki žinutė ateina, tai vienintelis dalykas, ką su to reikia padaryti, tai reikia paleisti, tai yra pradirbti, atiduoti, atsipalaiduoti, išlaisvinti šitą situaciją ir tada daugiau nei tie sapnai tokie, su ta emocija nebesugrįž, nei mūsų, tai mes išsivaduosim, sakykime, iš savo pamokų, kurias galėtumėm patirti, vien tik tai susapnavę ir paleidę. Toliau pasireiškia fiziniai
kūno skausmai, nemalonus fiziniai kūno skausmai, kurie vėlgi yra apie tai, kad kyla mūsų programos, kyla mūsų blokai, veikia švytuoklės ir dažniausiai sukyla tose vietose skausmai, kur mes kažkada patyrėm traumas ir jeigu ten sąmoningumo nebuvo, arba traumas, arba ligas, nesvarbu, ir mes, tarkim, gydėmės cheminiais vaistais arba bandėm kažkaip užgesinti šitos simptomus, ar ne, tai tokiu būdu šiandien visa tai vėl iškyla kaip nauja, tam, kad mes be vaistų, be kažkokių tai intervencijų iš išorės susitvarkytumėm patys per savo suvokimą, per leidimą tam būti, per išbuvimą tame skausme netgi ir per paleidimą. Nes kūnas yra neišvengiama pokyčio dalis ir mums tai reikia tiesiog išbūti tame, kas vyksta. Toliau, jeigu tu esi tėkmėje, žiūriu, ar daugiau pasidalinimų nėra, tai tikrai pastebėjai, kad labai stipriai sumažėjo maisto poreikis. Nebeliko to grubaus, sunkaus maisto poreikio iš viso. Tai reiškia, kad daugumai atkrenta mėsa, žuvis, atkrenta bet koks gyvulinės kilmės produktas, atkrenta virti kepti aliejai, sunkūs maisto produktai, atkrenta produktai. Aš netgi pagal savo dukrą stebiu, jinai iš tikrųjų labai mėgo ten tos visus McDonald's, bulvytės free, ir dabar matau, kad jinai jau pati pastebi, kad pavalgo ir jai bloga ir jinai daugiau nebenori. Tai reiškia, kad mūsų kūnas, norim ar nenorim, keičiasi ir reikia tik stebėti, tyrinėti ir priimti tą pokytį ir leisti jam įvykti. Ir tai yra į savo kūną nebedėti to, ko jisai nenori. Na ir žinoma, atvirkščiai, jeigu žmogus yra labai bėgime nuo pokyčio, nuo savęs, nuo jausmų, tada jam kaip tik norisi gerokai daugiau sunkesnio maisto ir gerokai daugiau aplamai maisto. Tai šitoje vietoje reikia sustoti ir vėl suprasti, kad reiškia einu kažkur ne tuo keliu, reiškia kažkur nesusiderinau, reiškia kažkur esu ne procese į pakilimą, o stabdyme savęs. Ir patyrinėti, nuo ko aš bėgu, ko aš bijau, ką bijau savyje pamatyti ir visą tai, žinoma, paleisti, išlaisvinti, atpalaiduoti. Toliau galim pastebėti, kad vyksta tokie atminties tarsi blikai, duobės, praradimai kažkokios informacijos. Ir tai vėlgi yra gerai, kadangi mes esam išlaisvinami nuo tų žinių, nuo tos informacijos, nuo kažkokių tai programų, kurios mums nenaudingos ir nereikalingos. Tai reiškia, kad jeigu tu kažko neprisimeni, tai ir ačiū Dievui, vadinasi, tau to prisiminti ir nereikia. Vadinasi, ten buvo kažkas, kas neberezonuoja su tavo nauja energija. Toliau tikrai pastebėjot, visi pastebi, kad yra labai stipriai pasikeitęs laiko suvokimas. Jis gali būti be galo greitas, toks rytas, vakaras, viena naktis, viena savaitė, kita savaitė ir nepastebim, laikas lekia, vasaros pradžia, vasaros pabaiga, jau rugsėjis, ar ne? Arba gali būti atvirkščiai, kai akimirka tęsiasi amžinybė. Ir tai vėlgi priklauso nuo to, kokiame mes procese esame. Jei mes esame skubėjime, nespėsiu, nesužiūrėsiu, nepamatysiu, ten nenumatysiu, ten to nepadarysiu, mums laikas pradingsta. Jeigu mes esame neviltyje, laukime, ieškojime, tada laikas labai išsitęsia į amžinybę ir mes tarsi užstringame tame vėlgi savo kažkokioje kančioje. O jeigu mes esame tėkmėje, tai laikas teka kartu su mumis. Mums reikia daugiau laiko, jis išsitempia, mums reikia kažko greičiau, jisai susitraukia. Tai yra laikas tarsi nebetenka savo tikrosios funkcijos, nes visatoje laikas neegzistuoja, jis egzistuoja tik mūsų protuose. Toliau, kaip jau minėjo kažkas, kad nelieka nuoširdumo, ar ne, tai aš tikrai pastebiu daugumą žmonių tokį didelį norą atsitapatinti, atsitraukti,
atsiskirti nuo žmonių, nuo veiklų, nuo darbų, netgi žmonės išeidinėja iš darbų, pasineria, ieško savo veiklų, noras yra didžiulis noras pasinerti į save, tyrinėti save, pabūti tyloje, duoti laiko savo, duoti tylos savo. Ir tai yra proceso dalis. Visi, kurie yra išsakę ketinimą kelti savo vibracijas, plėsti savo sąmonę, eiti į priėmimą, tikrai pastebi tai, kad norisi vis daugiau ir daugiau būti savo, būti savyje, būti stebėjime. Na ir žinoma, vėlgi yra atvirkščiai, jeigu yra didelis noras pabėgti nuo visų tų procesų, nuo tų visų nemalonių pojūčių, kurie vyksta su mumis, tada mums norisi lėkti, dalyvauti, būti minioje, tik tai, kad užkišti, negirdėti savęs, nejausti savęs, nepastebėti savęs, tai yra pabėgti nuo savęs. Bet tai į nieką nenuves. Jeigu tu šiandien esi čia ir klausaisi manęs, vadinasi, tu tikrai turi norą patirti tą pokytį kartu su Motule Žeme. Ir vietoj to, kad bėgti, jeigu iki šiol bėgi, sustok ir įsiklausyk į save. Toliau labai stipriai išryškėja beprasmybės jausmas, su kuo ir pati buvau susidūrusi šių metų pradžioje, sausio-vasario mėnesiais išgyvenau tikrai labai stiprius beprasmybės jausmus. Beprasmybės jausmas yra vienas, bet tai buvo labai sunkus laikotarpis. Ir vėlgi šitoje vietoje turiu pasakyti, kad jeigu jūs turit iliuziją, kad žmonės, kurie dirba su savimi kažkada, kad jiems nevyksta šitie procesai, tai yra vėlgi tai tik iliuzija. Nes kai mes kylam aukštyn, tai tą kilimą aukštyn reikėtų suprasti ne kaip kilimą tik aukštyn, bet kaip plėtimas į abi puses. Ir kuo mes kylam aukštyn, tai yra, kuo mūsų sąmonė labiau plečiasi, kuo mes labiau kabinam į viršų, tuo mes labiau kabinam į apačią. Tai reiškia, kad kuo aukščiau aš pakilau savo sąmonę, savo energijom, savo vibracijom, tuo sunkesnė energija, sunkesnė kažkokią tai programą, sunkesnį kažkokį karminį įvykį aš išsikeliu pradirbimui. Bet kai aš esu sąmoningai aukštai, aš turiu jėgų ir sveikatos ir noro tai įveikti. Tai buvau susidūrusi tikrai su tokiu dideliu nebenoru gyventi, sakykime, gyventi 3D matricoje ir dideliu noru kuo greičiau dingti iš čia į tą 5D. Ir kai pamačiau, kad dar ne laikas, ar ne, kad aš dar tikrai neturiu galimybės išeiti, sakykime, niekur išeiti ir nereikia, ar ne, mes tik tai galime jau atgimti kitaip, kitoje šeimoje, bet jeigu aš kaip suvokiau tada, dabar aš labai aiškiai suvokiu, kad mums išeiti niekur nereikia. Mums tiesiog reikia keisti savo vidų, savo suvokimą, savo vibraciją ir mes automatiškai pereinam į kitą dimensiją, gyvendami čia ir dabar, mums niekur nereikia išeiti. Bet aš turėjau tokią iliuziją, kad yra tas pasaulis kažkur paraleliai, kažkur šalia, kad kažko reikia, kad ten patekti. Ir tada pamačiau, kad jeigu aš taip tęsiu, tai tiesiog įvyks mirtis ir aš jau atgimsiu jau ten kažkur kitaip, su ta nauja energija ir taip toliau. Bet kiek skausmo po savęs paliksiu, kokį skausmą paliksiu vaikam. Ir kai aš tai suvokiau, man visų pirma dingo visa beprasmybė, visų antra dingo tas išdidumas, mano pasipūtęs ego, kuris sakė, kad tau čia negerai, kad jau atsibodo, kad aš jau viską išmokau, jau viską patyriau, jau čia nėra nieko, su kuo galiu dar ten tvarkytis ir susidurti, o tai vėlgi mūsų tik ego žaidimas, tik iliuzija. Ir kai su tuo susitvarkiau, supratau, kad aš peržengiau dar vieną labai didelę ribą link to savęs pažinimo, link to lengvesnio, džiaugsmingesnio ir laimingesnio gyvenimo. Nes kuo mes daugiau turim savyje tų, sakykime, sunkių programų, kurios sako, kad čia nėra ko gyventi, čia nėra ką veikti, čia beprasmybė ir taip toliau. Ir žinoma, kad dabar atsidengia, tai yra griūna mūsų tiesa ir atsidengia ta tikroji tiesa. Ir kai griūna mūsų tiesa, tai yra tos socialinės taisyklės, įprastos normos, šablonai, tai griūna mums pagrindas iš po kojų. Ir tada aišku, kad mes sutrinkam, mes pasimetam. Mums pradeda kilti daugybė klausimų. Tai kas aš esu, kodėl aš čia esu, ką aš čia veikiu, kam viso to reikia, kokia mano paskirtis šitoj žemėje, kokia mano gyvenimo prasmė, kas sugalvoja iš viso tą žaidimą.
kokios jo taisyklės ir taip toliau. Tai yra kyla daugybė klausimų, kai pradeda griūti tie šablonai, ant kurių buvo pastatytas mūsų gyvenimas. Ir vėlgi, ir su tuo viskas yra gerai, tai reikia išbūti tame procese, išgyventi, leisti tai žaizdai išpuliuoti, išsivalyti ir keliauti toliau. Vis stipriau ir stipriau reiškiasi mūsų širdies balsas, tai yra vis stipriau ir stipriau kyla į paviršių ta vidinė tiesa. Tu tiesiog nebegali jos negirdėti. Ir jeigu bandysi savo meluoti, bėgti nuo to, tai reiškia, kad tu vėl pasmerksi save kančiai. Va. Jeigu turit klausimų, iš karto juos rašykit. Tai pakol kas nieko aš čia nematau jūsų klausimų, kad būtų. Tai keliaujam toliau. Dabar yra keletą dalykų, kuriuos aš noriu šiandien iškomunikuoti. Ir jeigu jūs juos pasiimsit, aš manau, kad tikrai tai padės jūsų kilimo procesui, pokyčio procesui, pagauti pokyčių vėją ir taip toliau. Tai yra, visų pirma, esu tikra, kad jūs tai žinot, bet aš tiesiog pakartosiu, kad visas išorinis pasaulis yra mūsų viduje. Ir visos skausmo priežastys yra mumyse. Ir kai mes desperatiškai ieškom to išėjimo į 5. dimensiją, nes čia blogai, nes čia tamsa, nes čia karaliauja blogis, bet visa tai yra mumyse. Ir priminsiu, kad kuo mes labiau kylam aukštyn, tuo mes labiau plečiamės ir leidžiame žemyn. Ir neišvengiamai, kuo aš esu aukštesnės vibracijos, tuo aš pasikelsiu sunkesnę programą. Ir dėl to reikėtų tik dėkoti. Tik dėkoti, ačiū, pakilo sluoksnis, su kuriuo dabar pradirbsiu. Ir vietoj to, kad kovoti mes kovojam, ar ne su tamsa, norėdami šviesos. Mes pykstame ant kitų žmonių, norėdami iš jų meilės. Mes erzinamės, kovodami dėl ramybės. Ne? Mes kovojame su skausmu, su liūdesiu, su nusivylimu, nes norim džiaugsmo. Bet šitoje vietoje, jeigu suprasit, kad kovodamas niekada neturėsi tai, ko nori, o kaip tik turėsi tai, su ko kovoji vis daugiau ir daugiau. Nes tai, su ko tu kovoji, stiprini ir daugini ir tada suki tą patį ratą, tą patį kančios, tą patį ratą, kuriame tu nenori būti, bet tu save tarsi iš vis užpainiai, kaip voratinkliai susuki. Ir kuo toliau, tuo labiau, tuo stipriau pradeda veikti ta programa, nuo kurios tu bandai išsivaduoti būtent per kovą, per pyktį, per susierzinimą, per liūdesį, nusivylimą ir taip toliau. Taip kad išeitis vienintelė, nebekovoti ir su išorė, nekovoti su išorė, o dirbti su savimi. Tai pirmas žingsnis, ką tu gali padaryti, tiesiog pasakyti savo, dabar taip yra, dabar toks laikas. Ir viskas, kas vyksta, vyksta tik į gerą. Aš suprantu, kad yra daug žmonių, kurie yra pasinėrę į tą visą kas dabar bus, ar ne, ir tą naują pasaulinę tvarką. Tai yra kovoja su sistema, ten visi chemtrailai, ar ne, orų valdymo sistemas HARP, toliau dirbtinis intelektas, prievartiniai įstatymai, valdymo sistemos, virusai, karai, ten ateivių invazijos, skaitmeniniai pinigai, verslo žlugdymas, augantis mokesčiai ir taip toliau. Visa tai yra išorėje. Ar ne? Bet jeigu mes viduje turim ramybę, pasitikėjimą, žinojimą, kur aš einu, visa tai mūsų neliečia. Įsivaizduokim, kad visa tai vyksta va čia, šitoje erdvėje, o mes kaip greitinėlė iškylam virš ir mūsų tai neliečia. Visa tai vyksta čia, mes galim tai matyti, arba mes galim to net nebematyti. Ir mūsų tai nejaudina, neskaudina, mes į tai neįsitraukiam, tai nebesiurbia mūsų energijos, mes nebeįsijungiam į baimę žaidimą, mes nebeįsijungiam į švytuoklių žaidimą, mūsų nebetampo būtybės, kai mes virš to pakylam. Taip, Aurelija klausė, ar įrašas bus. Taip, įrašas bus, įrašas visada lieka grupėje, kad jūs galėtumėt pažiūrėti. Va, tai mes turim suprasti, kad kai mes reaguojam, mes įsiveliam į
tą žaidimą, nuo kurio norim pabėgti. Tai pirmas dalykas - atsitapatinti, nereaguoti ir pasakyti savo, dabar taip yra, taip aš dabar tai matau, aš viską matau, aš tai jaučiu, bet tai yra manyje, ne išorėje, ar ne? Nes kai manyje to nėra, aš išorėje to nebematau. Aš išorėje to nebejaučiu. Su manimi, su mano gyvenimu tai nebevyksta. Ir vienose šaltiniuose mes esam gąsdinami, ar nes pasaulio pabaiga, paskaitykit visokiausius Facebooko postus, kas anksčiau ir pas mane ateidavo, dabar aš jau jų nebematau, bet man kartais dar kai kurie žmonės parašo, ar tu žinai, kas dabar planuojama, ar tu žinai, kas dabar bus, arba tiesiog dar yra mano draugų tarpe žmonės, kurie seka visą tą informaciją, kurios aš jau seniai nebeseku. Ir tai yra, sakykime, žmonės yra gąsdinami, pasaulio pabaiga, ten, nežinau, nužmogėjimu, biorobotais, ar ne, kad žmonės bus humanoidai ten ir taip toliau. Ir kitose šaltiniuose mes galim pastebėti, kaip yra kalbama apie rojų žemėje. Ir galima sakyti, kad teisūs ir vieni, ir kiti. Tebūnie tau pagal tavo tikėjimą. Ir šis perėjimo laikotarpis ir yra apie tai, kad atsiskirs, ar ne? Vieni nueis į tą pusę, tebūnie tau pagal tavo tikėjimą, kiti nueis į tą pusę. Ir kas mūsų laukia, tai laukia vidinė harmonija, kai protas susijungia su širdimi, kai nebelieka ego. Tai reiškia, kai mintis, jausmai ir mūsų veiksmai tampa vientisi, kai mes nebemeluojam savo, kai mes nebemeluojam pasauliui, kai mes tampam atviri viskam, kas ateina, mumise įsivyrauja harmonija. Būtent to mes ir siekiam, būtent to siekia visas pasaulis. Ir tie, kurie eina sąmoningai, suvokdami, kad viskas yra manyje, ir tie, kurie kovoja su išoriniu pasauliu, jie irgi to nori, bet jie nežino, kaip su to susitvarkyti. Vienintelis būdas to susitvarkyti, tai palikti nuo šaly ir pasakyti, dabar taip yra, kaip aš tai susikūriau, kodėl aš tai matau, kodėl tai yra mano pasaulyje. Ir netgi dabar visai neseniai mano sesuo buvo atskridusi, mes turėjom nuostabų laiką, jinai išskrido vakar ir mes vaikščiom šeštadienį turbūt, ar penktadienį, praėjusį penktadienį mes vaikščiom po miestą, po senamiestį, kavinukės, Bernardinų sodas. Ir mes abi pastebėjom, kad mes pastebim labai daug žmonių sunkiai judančių. Ir, pavyzdžiui, man nekilo jokie kiti klausimai, kaip tik vienintelis. Kodėl aš tai matau? Kodėl aš šiandien tiek daug tokių žmonių matau? Kaip tai yra apie mane? Kaip tai yra apie mane? Ir aš užsidaviau savo šitą klausimą, aišku, aš dar į jį neatsakiau, bet ką aš noriu pasakyti, kad jau mano požiūris į gyvenimą tapo automatinis žiūrėti per save. Kaip aš pritraukiu tokius žmonės, kodėl aš juos matau, kokia programa kyla manyje, kokie blokai dar neišspręsti. Kaip tai apie mane? Ar aš bijau ten, kad aš galiu tapti nejudančia? Ar aš galvoju, kad tie žmonės yra kažkaip paveikti sistemos, ten kažkokių tai prievartinių prevencinio priemonių, ne? Tai yra, kaip tai yra apie mane? Ir kiekvieną kartą, jeigu mes susiduriam su kažkokia nemalonė situacija arba su tuo, kas anksčiau, tarkim, man sukeltų ten kažkokį pasipriešinimą, gailestį galų gale, ar ne? Šiuo metu man nesukelia jokių jausmų, vienintelį klausimą, kaip tai yra apie mane. Tai kai jūsų gyvenimas virs iš vidaus į išorę, tai yra, kai ne išorė mane trikdo, bet aš kuriu išorę ir klausiu, kaip aš ją susikūriau tokią, kokia jinai yra dabar. Nes šiaip tai viskas buvo nuostabu, malonu ir gera, ir ten, ir oras toks nuostabus, ir laikas nuostabus, ir su sesė taip nuostabiai leidžiam laiką, bet abi pastebim tai, ne? Ir abi pastebim taip, reiškia, tai yra kažkokia mūsų galbūt net bendra programa, net giminės galbūt kažkokia programa, kuria ateis laikas, aš atsisėsiu ir peržiūrėsiu, dabar aš ją padėjau į karantiną, nes tiesiog dar neradau laiko tam. Tai dabar, pažiūrim, ką jūs čia rašote.
Taip. Aha. Nijolė klausia, Lidija, ar reikia ignoruoti savo norą, jei išsakau visatai, lyg norui yra galimybė išsipildyti, bet daug trukdžių jį pasiekti finansinių. Aš truputį kalbėsiu apie tai. Aš atsakysiu šitą klausimą. Ir jeigu paskaitos pabaigoje tu nesuprasi atsakymo, tada dar kartą užklausk, bet galbūt jau užklausi kitaip. Arba tiesiog pasakysi ačiū, supratau. Nes aš apie tai kalbėsiu. Va, tai dabar 3 pagrindiniai aspektai, kuriuos pakeitę savo gyvenime galite tikėtis permainų norimo linkme. Tai yra sąmoningumo kelyje, plečiant savo sąmonę, dirbant su savimi, dirbant su emociniais blokais, su vaikystės traumom, su praeitais gyvenimais, kelias yra ilgas, didelis ir išsamus. Bet šiandien yra tokie 3 dalykai, kuriuos noriu aš jums įnešti į jūsų sąmonę, į jūsų pasąmonę, kaip tam tikrą tokį trupinėlį, sakykime, iš viso to didelio žinių katilo, kuris tikrai padės, jeigu jūs pradėsite tai taikyti savo gyvenime, nes aš, kai tai pradėjau savo gyvenime taikyti, man po 9 mėnesių kardinaliai pasikeitė matrica. Ir tas suvokimas šiandien yra išaugęs dar stipriau, dar labiau. Ir todėl noriu labai su jumis apie tai pasidalinti. Gyvenimą, visą gyvenimą mes patiriame per jausmus ir kūno pojūčius. Mūsų kūnas per mūsų jutiklius, 5 jutiklius, kuriuos mes turim, instaliuotus į save, fizinius jutiklius, ar ne, tai yra rega, mes matome, mes girdime, mes užuodžiame, mes patiriame skonį ir mes liečiame, jaučiame lietimą, šaltį, šilumą, tai yra kūno pojūčiai. Tai reiškia, kad visą gyvenimą mes patirime per kūno pojūčius ir jausmus, kuriuos sukelia reakcija į tuos 5 jutiminius organus. Tai yra, aš pamačiau, kūnas sureagavo. Ir jis arba sureagavo teigiamai, arba neigiamai. Aš išgirdau, kūnas sureagavo. Arba teigiamai, arba neigiamai. Aš paragavau, kūnas sureagavo. Teigiamai arba neigiamai. Aš užuodžiau, kūnas sureagavo, teigiamai arba neigiamai. Mane palėtė, aš paliečiau, man šalta, man karšta, man šilta, man malonu, man nemalonu, nudegiau, ten prisiliečiau prie kažkokio metalo, protas įvertino. Malonu, nemalonu, noriu, nenoriu, patinka, nepatinka. Tai reiškia, kad jeigu jūs dabar suprasit tą žinutę, kurią aš noriu iškomunikuoti, aš būsiu labai laiminga. Tai reiškia, kad mes visą gyvenimą patiriam per kūno pojūčius ir kūne kylančius jausmus susijusius su tuo pojūčiu viskas. Ir mes kovojam su savo jausmais ir mes trokštam savo jausmų. Mes kovojam su savo pojūčiais ir mes trokštam kažkokių tai pojūčių. Ir mes tikim, kad tai gali kažkas mums duoti išorėje. Nes mes esam pripratę, kad va, aš pamačiau išorėje ir aš sureagavau. Aš išgirdau išorėje ir aš sureagavau. Aš pajaučiau skonį per išorę, įsidėjau maistą, aš sureagavau. Aš užuodžiau, aš sureagavau. Tai reiškia, kad mūsų gyvenimą valdo 5 juslės ir kūno pojūčiai. Kūno pojūčiai ir su tuo susiję jausmai. Ir jeigu jūs suprasit, kad kiekvienas kūno pojūtis yra laikinas ir jis yra arba malonus, arba nemalonus. Tai reiškia, kad mes prisirišam ir trokštam malonių pojūčių ir bjaurimės ir nenorim patirti nemalonių pojūčių. Jeigu jums kyla klausimai, jūs iš karto rašykit, bet aš dar toliau viską nagrinėsiu išsamiai. Kiekvienas jutimo organas duoda signalą smegenim, juos reaguoja mintimi ir sukelia jausmą arba kūno pojūtį. Šis jausmas ar kūno pojūtis yra skausmo ir džiaugsmo priežastis. Skausmo ir džiaugsmo priežastis.
Mes labai norim patirti, trokštame, mes labai norim išvengti, bjaurimės. Ir troškimas, ir bjaurėjimasis kyla iš mūsų ego ir prisirišimų. Tai, ko mes trokštam, mes esam trūkume, neturėjime ir tokiu būdu mus visada supranta ne taip, kaip mes norim. Tai yra, mes trokštam, aš esu trūkume. Ir kuo aš labiau esu trūkume, tuo daugiau gausiu trūkumo. Tai yra, tuo mažiau gausiu tai, ko aš trokštu. Ar ne? Kai aš kažko bjauriuosi, aš kovoju. Aš nekenčiu, aš stengiuosi išvengti, aš noriu sukontroliuoti, kad tai daugiau neateitų į mano gyvenimą. Aš erzinuosi, ne? Ir vėl aš sukuriu tai, ko aš nenoriu. Vien todėl, kad aš sureagavau į laikiną kūno pojūtį. Užsirašykit didelėm raudonom raidėm. Sureagavau į laikiną kūno pojūtį. Va čia šios dienos yra mįslė ir atsakymas. Raktas. Sureagavau į laikiną kūno pojūtį. Ir vėl susikūriau kančią. Ir vėl susikūriau negatyvą. Na ir žinoma, jeigu nori išsivaduoti iš savo kančios, iš kančios matricos, nėra kito būdo, kaip tik padirbėti su savimi. Jei tu stengsies pakeisti pasaulį, kurie tau sukelia kūno pojūčius, į kuriuos tu reaguoji ir vėl susikuri, kad jie tau sukurtų kūno pojūčius, tai nieko nepavyks. Bet jeigu tu sustosi ir pasakysi stop, 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 šito žaidimo aš nebežaidžiu. Man gana. Aš prisikentėjau, aš užsukau savo kančios ratą ir vieną, ir kitą, ir trečią, ir nežinia, kada jisai išsipainios. Ir tiek, kiek kartų mes sureagavom, tiek mes didinom savo kančią, savo kančios ratą, savo programą, savo tos emocinius blokus stiprinom, kurie yra magnetai, pritraukiantis mums įvykius į mūsų gyvenimą. Ir kai aš sustoju, kas įvyksta? Kai aš nebereaguoju, kas įvyksta, aš nustoju sukti kančios ratą, aš nustoju jį didinti. Įsivaizduokit, kaip yra siūlų kamuolys, ar ne? Kiekvieną kartą sureagavau į savo kūno pojūtį, kuris yra laikinas, ir dar pasukau vieną ratuką. Dar užsukau siūlo, dar padidinau tą siūlo kančios kamuolį, ar ne? Ir tiek, kiek aš prisukau dabar tos kančios, tiek turės praeiti laiko, kol visa ta kančia išsiviniuos, tai yra vėl pakils kaip pojūtis. Ir jeigu tu pasakysi, dabar taip yra, jis ištirps, tas siūlo gabalėlis ištirps, išsiviniuos sekantis, kurį tu prisukai, pakils vėl situacijos, vėl tu pajausi kūno pojūčius, vėl tu norėsi iš įpročio reaguoti, bet tu pasakysi stop, stop, stop. Nebežaidžiu šito žaidimo. Dabar taip yra, viskas tik į gerą. Šitas siūlo gabalėlis, šita situacija, šitas veikimo modelis ištirps. Išsisuks kitas gabalėlis. Ir taip tol, kol tu išviniosi visą susuktą savo siūlo kamuolėlį. O paskui pradės kilti, aišku, ir tos globalios didžiosios programos, emociniai blokai, kažkokie sunkus įvykiai, traumos, kuriuos tu patyrei praeitose gyvenimuose arba netgi šiame gyvenime. Ir vėl, kai pakils kažkoks didelis skaudulys, tu pasakysi stop, 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 tai tik kūno pojūtis. Tai tik tai, ką aš patiriu per kūno pojūtį, nieko daugiau. Ir tu leisi savo išbūti tame. Tu leisi savo išgyventi tai. Tu leisi savo suvokti tai ir tai ištirps. Viskas yra laikina ir tai praeis ir niekada daugiau nebepasikartos. Bet jeigu tu tik tai sureaguosi ir kovosi, tu ir vėl tai sustiprinsi ir tu vėl tai padauginsi. Taip kad vietoj to, kad kovoti su vaikais, sutuoktiniais, darbdaviais, sistema, valdžia, globalistais, naująja tvarka, karu, vakcinom, vietoj to stebėti savo kūno pojūčius, priimti juos, leisti savo juose išbūti
nereaguojant. Viskas. Tai tikrai labai didelė, sakykime, stiprus įrankis. Jeigu jį dar suderinti su paleidimais ir sąmoningų suvokimu, tai gaunasi galingas įrankis. Bet net ir to užtenka, kad tavo gyvenimas pradėtų po truputį keistis. Jeigu tu suprasi, kad kai tu sustabdysi šitą sukimo ratą, tavęs laukia išbandymai, sakykime, klibinimai. Visi tie, kurie tavimi maitinasi, norės ir toliau maitintis, bet tu sakysi stop. Tai tik kūno pojūtis ir jis yra laikinas. Nes viskas, kas vyksta išorėje, ar tave klibina švytuoklės, ar tave tampo būtybės, ar pakilo programos, ar kažkas įvyko išorėje, nežinau, bet kas, nėra jokio skirtumo. Vis tiek tu visą tai patiri tik per savo kūno pojūčius ir jausmus. Niekaip kitaip. Niekaip kitaip, todėl tau skauda tavo paties kūno pojūčiai. Ne tai, kas įvyko ten, tai, kas vyksta čia. Ir dar mums skauda prisirišimais. Mes esame prisirišę prie savo aš, prie savo statusų. Aš esu toks, aš esu tas, aš esu anas, aš esu mama, aš esu sesuo, aš esu moteris, aš esu vyras, aš esu, kas ten dar, aš esu, tiesiog esu. Mes esam labai stipriai prisirišę prie mano. Ten, kur yra prisirišimas prie mano, kai mes tik netenkame, mes patiriame kančią. Mano vyras, mano žmona, mano vaikai, mano namas, mano mašina, mano vieta, mano ten, nežinau, kėdė, mano puodelis, mano. Ir kai tik mes netenkame to kažko mano, o gyvenimas yra upė, tekanti upė, nuolatinis pokytis. Niekas nestovi vietoj, niekas nėra statiškas. Šiandien tu tai turi, rytoj tu to gali neturėti. Ir kuo tu labiau prisiriši prie to mano, tuo labiau tau skauda. Ir kuo tu labiau esi laisvas turėti, bet be prisirišimo. Tai kai tai dingsta, tau tai nesukelia jokio skausmo. Tu žinai, kad tai išėjo, ateis kažkas kitas. Nuolatinė kaita. Ir visą tai tu patiri tik per savo kūno pojūčius ir jausmus. Tik per savo kūno pojūčius ir jausmus. Todėl nėra prasmės laikytis prisirišus prie gyvūnų, žmonių, vietovių, namų, mašinų, ritualų, švenčių. Kiek stipriai aš kentėjau, kai išsiskyriau ir kai likau viena per šventes. Pirmieji metai man buvo tragedija, nes visada buvo mano šeima gyvena Izraelyje, o aš buvau visada vyro šeimos dalis. Ne? Ir mes visada per visas šventes važiuodavom kartu pas jo tėvus ir ten susirinkdavo jo didelė šeima. Ir kai aš to netekau, man labai skaudėjo. Todėl kiekvienas prisirišimas mums sukelia begalinį didelį skausmą. Toliau man labai skaudėjo prisirišimas prie šeimos statuso. Tai yra, kai aš išsiskyriau, aš netekau šeimos statuso. Ir tas statusas, prie kurio aš buvau prisirišus, man 7 metus labai skaudėjo, kol gal gale supratau, kad reikia tiesiog atsirišti. Ir taip su viskuo. Toliau, apie bjaurėjimąsi ir troškimus. Mes bjaurimės žmonių elgesiu. Mes bjaurimės įvykiais, sprendimais. Mes bjaurimės viskuo, kas netitinka mūsų vidinių standartų. Ir kai mes bjaurimės, mes tikimės, kad kuo labiau pasibjaurėsiu, kuo labiau pasmerksiu, kuo labiau atstumsiu, tarsi mane tai išvaduos iš mano kančios, nes tai yra kančios priežastis. Bet iš tikrųjų, jeigu aš bjauriuosi kažko išorėje, tai aš bjauriuosi tuo kažko savyje. Aš patiriu tuos jausmus ir tai yra apie mane. Ir jeigu aš bjauriuosi netvarkingai žmonėmis, reiškia, aš savęs tokio nemyliu. Jei aš bjauriuosi kažkokiais įvykiais, reiškia, aš tikiu, kad man tai tame įvykiai yra blogai. Ir reiškia, pasižiūrėk, o kodėl tau yra blogai, nes tu reaguoji kūno pojūčiais ir tau nepatinka kūno pojūčiai. Viskas. Toliau, trokštame būti laimingi, mylimi. Trokštame skaniai valgyti, trokštame turėti daug pinigų, trokštame ramybės, nuotykių, įspūdžių, daug įspūdžių ar ne kelionių, trokštam saugumo, trokštam pritarimo, palaikymo, trokštame žinoti, trokštame kontroliuoti, mokėti.
Toliau trokštame, kad kiti mus džiugintų, ar ne? Mes labai daug ko trokštame. Ir pats iš esmės noras būti laimingu, noras būti mylimu, noras skaniai valgyti, noras turėti daug pinigų, tai yra gyventi gausoje, noras gyventi ramybėje, harmonijoje, tai nėra blogai. Visa tai yra siekiamybė. Bet jeigu mes to sieksime per troškimą, mes niekada to negausime. Troškimas lygu trūkumas. Ar ne? Jeigu mes norime gauti tai, ko norime, turime suprasti dar vieną mechanizmą. Pasaulis mus supranta per mūsų kūno pojūčius, per mūsų jausmus. Tai reiškia, kad kuo labiau aš esu trūkume, tuo daugiau trūkumo kuriu. Tai reiškia, kad kuo daugiau aš noriu gausos, kuo daugiau aš noriu pinigų, tuo daugiau aš išvibruoju, išspinduliuoju trūkumą ir nesutinku jo jausti. Ką daryti? Pripažinti, šiuo metu esu trūkume. Šiuo metu esu nesaugume. Šiuo metu blaškaus ir nežinau, kaip gauti tai, ko noriu. Ir išbūti tame jausme, nes tai jausmas. Nes tai jausmas, tai yra kūno pojūtis nemalonus, kažkur pilvė susitraukia, kažkur širdį užgula, kažkur krūtinė spaudžia, kažkur gerklė smaugia, užgula pečius. Tai yra nemalonu išbūti. Išbūti tame nemalonume, maksimaliai išbūti. Paleisti ir leisti savo patirti turėjimo jausmą. Į tai, ko mes norim, troškimą paversti ketinimu. O štai atsakymas į tavo klausimą. Nebeprisimenu vardo. Bet tiek to neieškosiu. Pirmiausia, pražiūrėti, kokiame taške aš esu. Ar ne? Kodėl aš taip stipriai to noriu, tai yra nuo ko aš bėgu. Ko nesutinku jausti. Nesutinku jausti nesaugumo, nesutinku jausti nepritekliaus, trūkumo, negalėjimo kažką įsigyti, nesutinku jausti nepilną realizaciją savęs ar dar kažką. Tai pirmas žingsnis sutikti jausti. Nes tu negali peršokti. Tu negali išsikelti ketinimą, aš renkuosi gyventi gausoje, uždirbti ten 3 000 ar 10 000 eurų per mėnesį, tol, kol nesusitikai su tuo, nuo ko tu bėgi. Jeigu tu bandysi peršokti šitą žingsnį, tau vis tiek nieko nepavyks. Todėl, kad tu būsi vis tiek trūkume ir vis tiek bėgime nuo tų jausmų. Tai pirmas žingsnis yra į save, į pojūčius nemalonius, labai labai nemalonius, bet jie nieko tau negali padaryti, tau tiesiog reikia su jais susitikti ir išbūti juose. Viskas, nieko daugiau. Taip, kad vietoj to, kad trokštume desperatiškai, kad pasaulis suktųsi pagal mus, susitinkame su nemaloniais jausmais, juos išgyvename ir leidžiame savo turėti. Dabar užakcentuosiu. Prieš tai pažiūrėsiu, ar nėra naujų klausimų. Lidija rašo, kaip gera vėl tave matyti. Ačiū tau, Lidija. Nijolės klausimas buvo. Na va, aš manau, kad Nijolė atsakiau. Jeigu neatsakiau, tada dar kartą paklausk. Gerai, judam toliau. Dabar aš noriu sukonkretinti, tai yra užakcentuoti dar. Pirmas žingsnis, ką jums, aš jau tai patyriau, aš jau tai suvokiau, jau tai nugulė manyje, aš jau gyvenu pagal šitą principą ir man jis patinka. Aš niekada nesidalinu nieko, ko nepatikrinau per save. Ir tik tai, ką patikrinau per save, man suveikė, man pasikeitė gyvenimas norima linkme, tik tuo aš dalinuosi su jumis. Nesidalinu nieko, ką perskaičiau ir galėčiau pratransliuoti. Niekada. Perskaičiau, patiko, surezonavo, išbandžiau, suveikė, dalinuosi. Nesuveikė, nesidalinu. Tai va, pirmas dalykas, kurį noriu užakcentuoti, tai yra suvokti, kad gyvenimą patiriame per kūno pojūčius ir jausmus. Jausmą mes įvardyjame kaip baimė, kaip pyktis, kaip nusivylimas, kaip beprasmybė. Tai yra jausmai, bet jie yra glaudžiai susiję su kūno pojūčiais. Kai aš jaučiu pyktį,
man kraujas užverda, man širdis tabaluojasi, man sutrinka kvėpavimo ritmas, ar ne? Ir aš nesutinku jausti tų kūno pojūčių, aš noriu kuo greičiau iš jų išeiti. Kai aš jaučiu baimę, man pradeda skraidyti labai nemalonus durgeliai pilve, aš noriu susigūžti, aš jaučiuosi nesaugiai, man negera, man pykina, baimė mus daveda iki panikos priepuolio, ar ne, mus drebina visą kūną. Kodėl? Todėl, kad mes nesutinkam tai jausti. Tai reiškia, kad kiekvienas jausmas yra glaudžiai susijęs su kūno pojūčiais. Patyrinėkite ir pastebėsite tai. Tai pirmas, ką aš noriu akcentuoti, kad visą gyvenimą mes patiriame per kūno pojūčius, kurie glaudžiai susijęs su jausmais, ar ne? Glaudžiai. Toliau. Antras, ką aš noriu akcentuoti, kad jūs turit suvokti, kad mes bjaurimės arba trokštame to, kas yra laikina. Kiekvienas kūno pojūtis, kiekvienas jausmas pakilo tam, kad praeitų, tai yra atėjo, išėjo, atėjo, išėjo. Ir jeigu mes kovojame su juo, o kovojame mes dviejais būdais, arba išreikšdami į išorę, pykti ar neišspjaudami ten, išsakydami, išrėkdami, arba užspausdami savyje. Bet kokiu atveju ir vienas ir kitas variantas yra kova. O leidimas jam būti yra pripažinimas, suvokimas, kad tai laikina. Taip, dabar aš žiauriai pykstu, ne tai, kad pykstu, aš žiauriai, stipriai jaučiu pyktį. Man negera, mane purto, mano širdis plaka, man kvėpavimas padažnėja ar nesuaktyvėja, aš sukandu dantis, aš sugniaužiu kumščius. Tai yra visi kūno pojūčiai. Ir dabar leis savo išbūti tame. Vietoj to, kad bjaurėtumės, vietoj to, kad trokštum to, ką neturi, suprask, kad tai yra laikina ir išbūk. Ir trečias dalykas, kurį noriu užakcentuoti, tai yra suvokti visatos veikimo principą. Priešų išorėje nėra. Tu viską susikuri savyje. Kaip tu viską susikuri savyje, taip tu viską gali susikurti naujai pagal save. Pats didžiausias mūsų priešas yra mūsų vidinis ego. Ir mūsų tikslas yra įvaldyti protą, įvaldyti savo ego. Tai yra priimti jį, mylėti jį, bet neleisti jam vadovauti. Įvaldyti ego, įvaldyti protą ir sąmoningai nustoti reaguoti į tai, kas yra laikina. Sureagavai, sukūrė naują negatyvą. Ir reakcijos yra nuo pat pradžios, nuo pat mūsų vaikystės, kūdikystės išmoktos. Ne? Mes išmokstame reaguoti ir tai reiškia, kad mūsų smegenyse susidaro neuroninės jungtys vadinamos automagistralėmis. Įvyko tai, reaguoju taip, įvyko tai, reaguoju taip, įvyko tai, reaguoju taip. Ir dabar šitoje vietoje reikia labai daug susikaupimo, labai didelio sąmoningumo, labai stipraus ketinimo, kad šitos automagistralės, reakcijų automagistralės apželtų žole. Tai yra, jeigu tu nebevaikščiosi tuo keliu, anksčiau ar vėliau jo nebeliks. Jis apžel žole. Ir tada nebebus tiesioginės jungties nuo to iki to, tai yra nebebus reakcijos. Tai reiškia, tavo tikslas šiuo metu yra stebėti savo reakcijas ir nustoti reaguoti, suvokiant, kad tu reaguoji į kūno pojūčius, kurie yra laikini. Taip. Žiūrėkim. Nijolė rašo, ačiū, supratau, turiu tuos nemalonius jausmus išjausti, išbūti ir pripažinti. Taip, pirmiausia, pripažinti, leisti tam būti, išjausti, išgyventi, būtent išbūti ir tada paleisti, leisti jiems išsisklaidyti. Ir kiekvieną kartą, kai pakils tie nemalonus pojūčiai, nuo kurių tu bėgi, ir vėl iš naujo, ir vėl tol, tiek kartų, kiek reikės, tol, kol reikės, tol, kol jų nebeliks. Toliau.
Kaip pagauti permainų vėją ir kaip kilti kartu su motule žeme. Tai visų pirma svarbu ketinimas, ar ne? Žemė šiuo metu jau matuojamas Šumano rezonansas, ar ne, jau rodo labai ryškų pokytį, labai stiprų pakilimą. Ačiū už širdutes. Taip, Erika rašo labai įdomi paskaita, ačiū. Taip, ačiū Jums, ačiū, kad esat, ačiū, kad klausot ir ačiū, kad einat. Ačiū, kad kylat. Ačiū, kad einat į save, einat į pokytį. Taip, tai mes galim susiderinti su motule žeme, su pakilimo ir išsilaisvinimo energija ir leisti tam pokyčiui vykti. Mes, kai išsakom ketinimą, jau vyksta labai stiprus procesai mumise, vien dėl to, kad mes išsakėm ketinimą. Tai yra, kaip minėjau, yra anuliuojama karma, kurios mums nereikia suvokti, yra valomos programos, kurios jau yra mums pasenusios, nenaudingos, netarnaujančios ir kurių mums nebereikia suvokti. Ten, kur nereikia mūsų sąmoningumo, viskas yra išvaloma, sutvarkoma, padaroma vien todėl, kad aš išsakiau ketinimą. Taip, tai norint eiti kartu su motule žeme, būti ant bangos, skrieti kartu, kilti kartu ir tuo pačiu nepatirti kančios, to didelių duobių ir nuosmukių, tai pirmiausia, reikia paleisti visus prisirišimus. Aš toks, aš anoks, aš galiu tai, aš galiu tą, aš dariau tai, aš dabar darau tą. Visą tai paleisti, tai yra susireikšminimas, ego žaidimas. Paleisti visus statusus. Kas yra statusai? Mama, dukra, kolegė, draugė, nežinau, dar kažkas. Jūs žinot, ar ne? Man tiesiog šiuo metu tingisi tai vardinti, bet jūs patys žinot. Visus statusus, kas aš esu apie mane ir visus mano. Paleisti visus mano, kad ir kaip beskaudėtų, paleisti savo vaikus, paleisti savo tėvus, paleisti savo sutuoktinius, paleisti savo gyvūnus, paleisti savo namus, paleisti savo mašinas. Ir tai nereiškia, kad turi kažkas įvykti blogo, bet jei įvyks kažkas nenumatyto, tau žinoma, kad gali skaudėti, bet žymiai mažiau. Reiškia, kad tu nevibruosi tos sunkios emocijos, ar ne? Ir kita vertus, jeigu mes paleidžiam prisirišimus ir mes vibruojam jau tą susiderinimą su motule žeme, mes nebepatiriam šitų įvykių arba jie išeina taip lengvai ir paprastai, kaip vienas išėjo, kitas atėjo, ne? Praradau kažkokį ten, nežinau, vieną mašiną, atėjo kitą mašiną. Ir, lygiai tas pats su žmonėmis, ne? Turim suprasti, kad žmonės niekur neišeina, niekur nepradingsta, kad siela yra amžina. Ir jeigu jis išėjo iš šito gyvenimo, jis ateis į kitą gyvenimą. Ir kai aš dariau konsteliaciją, tyrinėjau savo ateitį, aš mačiau, kaip mano išėję giminaičiai ateis per mano vaikų vaikus. Ir vien tai mane džiugina. Aš žinau, kad jie niekur neišėjo, aš žinau, kad jie ateis ir mes vėl busim kartu. Ir be prisirišimo, bet su meilė ir džiaugsmu aš jų laukiu. Toliau, pirmas žingsnis - paleisti prisirišimus. Aš toks, anoks, paleisti statusą, paleisti mano. Toliau. Nustoti bjaurėtis, tai yra nustoti smerkti, teisti, kovoti, suvokiant, kad tai yra manyje. Tai, kuo aš bjauriuosi, yra mano ego, mano neišmanimas, mano nepriėmimas, mano ego standartai, kurie nerezonuoja su naujoju pasauliu, kurie nerezonuoja su laisvė, su meilė, su harmonija. Todėl nustoti bjaurėtis, įvaldant savo ego, paleisti, pasakyti, aš nežinau, kodėl taip yra. Aš nežinau, kodėl taip vyksta. Aš nežinau, kodėl jis taip pasakė, bet tai yra apie jį, ne apie mane. Aš nežinau, kodėl ten, pavyzdžiui, mane gerai. Bet kokiu atveju, kas tave suerzintų, tu turi suprasti, kad tu nebuvai jo batuose ir tu nežinai jo praeities istorijų. Tu nežinai, kodėl jis yra tame taške. Tu nežinai, kodėl jis yra piktas. Tu nežinai, kokios programos jį valdo, ar ne? Ir jeigu tu esi sąmoningas, tai vienintelis dalykas, ką tu gali pasakyti, patikrinti pirmiausia, kaip aš jaučiuosi, matydamas tai, girdėdamas tai, būdamas tame.
priimti, išbūti, suprasti, kad taip kūno pojūčiai ir jie laikini. Ir tada tam žmogui tu gali pasakyti, aš suprantu tave. Tu pyksti, tau sunku, tau negera. Nes tu eini sąmoningumo keliu, tai tu gali užkirsti šitą grandinę įvaldęs savo ego. Tik tai taip. Jis mane įžeidė, jis tą pasakė, jis tą padarė ir nešiojas 10 metų savo įsižeidimą. O kas pyksta, tu pyksti. Kam skauda, tau skauda. Ne, tai yra nustoti bjaurėtis, įvaldant savo ego ir suprantant, kad kai aš bjauriuosi, tai tik tai todėl, kad man nepatinka mano kūno pojūčiai, kurie yra laikini ir aš reaguoju. Nustoti reaguoti. Prie bjaurėjimosi dar dadėsiu, su kuo kovoju, tą stiprinu ir dauginu. Gal jau gana? Nustoti reaguoti, suprantat, kad tai tik tavo ego žaidimas, kuris veda tave į kančią. Ir šitoje vietoje kyla mūsų protui daug sumaišties. Kaip aš čia nepyksiu, kaip aš čia neįsižeisiu, jis čia liks nenubaustas, kaip aš čia nekeršysiu, kaip aš čia nekovosiu, tada niekas nepasikeis. Bet čia tik ego žaidimas, nieko daugiau. Noras pakeisti pasaulį per išorę, bet pasaulį gali pakeisti tik per vidų. Na ir trečias punktas, tai yra troškimai, kuris visatos yra nuskaitomas kaip trūkumas. Vietoj to, vėlgi, kaip minėjau, išjausti, išgyventi, išbūti, ištyrinėti, susitikti su tais nemaloniais jausmais, su to troškimu nebegaliu kaip noriu. Ar ne? Ir kai tai leidžiu savo turėti, patirti tą jausmą, kurio noriu. Tai reiškia, kad noriu pakilimo, jaus pakilimą. Jaus, kaip tu kyli, kaip tavo siela kyla, kaip tavo širdis kyla, kaip tavo protas kyla, kaip tavo ego tirpsta. Nori gausos, jaus gausą, savyje vibruo gausą. Nori būti sveikas, ženk sekantį žingsnį, žinodamas, kad tu esi jau sveikas, jau esu sveika. Nori darnių santykių, kurk savyje darnių santykius. Matyk kitą žmogų kaip švarę sielą. Ir tada tavo santykis automatiškai bus kitoks. Jausmų pavidalų duok savo tai, ko tu nori. Nori, kad tave kažkas apkabintų, apkabink save. Užsimerk ir patirk apkabinimą. Nori, kad tau pritartų, pritark savo ir pajaus pritarimą. Supranti? Viskas labai paprasta. Jei tu išmanai, nusimanai visatos dėsnius, jei tu supranti, kaip veikia visata. Ir jeigu tu leisi savo nuolatos vibruoti, tai yra pirmiausia pripažinti tą trūkumą. Ir tai nereiškia, kad vieną kartą pripažinau ir viskas nebeliks. Ne. Pakils ir vėl, ir vėl, ir vėl, tol, kol išsivinios tas tavo susuktas kamuolys. Bet tu kiekvieną kartą pasakysi, taip, tai tik kūno pojūčiai, jie laikini. Aš dabar sutinku juos jausti, aš nustoju reaguoti, aš nustoju blaškytis, aš nustoju pykti. Ir anksčiau ir vėliau tai pasibaigs. Ir kai išjauti, išleidi, paleidi tai, suvibruoji tai, ko tu nori. Ne sekundę per dieną pagalvoji, o aš esu gausoje. Ne, tu nuolatos savo primeni apie tai, aš esu gausoje. Ir jeigu tu patikrintum, kiek tu turi gausos iš tikrųjų, nes gausa nėra vien tik apie pinigus. Gausa yra apie žmonės, apie... Aš prieš porą dienų klausiausi paskaitą apie gausą ir savyje labai sugeneravau daug gausos. Ir kas nutiko mano gyvenime, aš patyriau tiek daug gausos. Viena kaimynė už tvoros man atnešė pilną kibirą įvairiausių daržovių ir vaisių, tai reiškia moliūgą, cukinija, viskas naminiai, naminių obuolių, naminių kriaušių, agurkų, pomidorų ir netgi išvirtą uogienę. Kita kaimynė man atnešė iškeptą pyragą. Nesvarbu, kad aš jo nevalgau, bet aš su tokiu džiaugsmu ir dėkingumu jį priėmiau ir paskui aš atidaviau dukrai. Bet tokia gausa yra visur. Tiesiog įsileiskit, jeigu jūs turite siaurą suvokimą, kad gausa yra pinigai, tai pakeiskit tai. Gausa yra viskas. Gausa yra žmonės, santykiai, šypsena, saulė, oras, vanduo, ar ne, viskas, elektra, bet kas, šviesa, bet kas debesis, lietus, viskas yra gausa.
Viskas yra gausa. Ir mes taip gyvenam gausoje, tiesiog reikia mums tai pripažinti ir sugeneruoti. Ir kai tu suskaičiuosi daiktus spintoje, kiek tu turi, tu pamatysi, kiek tu turi gausos ir tu sugeneruosi gausą ir tada tos gausos vis labiau ir labiau ateis į tavo gyvenimą. Jausmas. Yra jausmai, kurių aš nenoriu, yra jausmai, kurių aš trokštu ir viena ir kita, kuria mums kančia. O yra jausmai, kuriuose aš tiesiog esu ir mėgaujuosi. Tai būk juose. Dabar noriu, kad pasidalintum. Ką tu pasiėmei iš tos paskaitos? Ką tu nuo šiol suvokiai giliau, stipriau, galbūt jau girdi ne pirmą kartą, bet gal kažkas daėjai iki galo, gal kažkur uždėjai galutinį tašką arba tašką ant jį. Tiesiog pasidalink, kaip nuo šiol tu tai, ką išgirdai šiandien, taikysi savo gyvenime. Ką tu nuo šiol darysi kitaip? Ir tol, kol jūs rašysit, aš dar kartą jums užakcentuosiu. Visą gyvenimą mes patiriam per kūno pojūčius ir jausmus. Kiekvienas jausmas sukelia tam tikrus kūno pojūčius. Tų kūno pojūčių mes arba labai trokštam, arba nuo jų labai stipriai bėgam. Nekenčiam, nenorim patirti. Pirma. Antra, kūno pojūčiai yra laikini. Atėjo, pabuvo, išėjo. Atėjo, pakilo, suaktyvino, ten sujaukė visą vidų. Priėmėm, išjautėm, išėjo. Laikina. Mes kovojam su tuo, kas yra laikina. Tad nustok kovoti. Tai reiškia, kad mes nereaguojam. Nuo šiol mes nereaguojam į įvykį išorėje, bet sutelkiam dėmesį į save. Tai reiškia, nereaguoti nereiškia ignoruoti. Jokiu būdu. Jeigu jūs pradėsit ignoruoti savo kūno pojūčius, tai susikursit dar daugiau košės ir makalynės. Ne, aš ne apie tai. Aš apie tai. Sukilo jausmai, sukilo kūno pojūčiai, smaugia, pykstu, kvėpuoju, muša širdis, verda kraujas, susispaudžia kumščiai, būnu tame. Stebiu tai. Išbūnu. Leidžiu viskam išvirti ir iškunkuliuoti, suvokiant, kad tai manyje ir kad tai laikina. Ir jeigu aš nereaguosiu, tai praeis. Ne kitas žmogus tai padarė, tai yra manyje. Jei pykčio nebūtų manyje, joks kitas žmogus tavęs negalėtų supykdyti. Jei baimės nebūtų tavyje, jokia situacija tavęs negalėtų privesti iki baimės. Jei liūdesio nėra tavyje, jokia situacija tavęs negali nuliūdinti. Tu turi tai suprasti. Kad kiekvienas jausmas, kurį tau sugeneravo išorė, tai yra suaktyvino išorė, yra tavyje. Ir tu tai patiri kaip kūno pojūtį. Viskas, nieko daugiau. Tai dar laukiu pasidalinimų, gal dar turit klausimų. Pasižiūrėsim. Daiva rašo, gera tave girdėti. Rolandas rašo, labas vakaras, įdomi paskaita. Ačiū Rolandai. Edita, ačiū Lidija, dar kartą priminė, jog viskas yra mūsų viduje, tuomet pirminį save į savo pažinimą. Ačiū, taip. Daiva, prisijungiau pačioj pabaigoje ir gavau esminę žinutę savo šiandieniniai situacijai. Norėjau tarsi nukirsti kaip šaką vieną prisirišimą, o dabar paleidau su meile ir dėkingumu. Na va, kaip šaunu. Nors vienas suvokimas ir tai jau yra nuostabu. Ok. Gerai. Ir dabar tada Lidija rašo, vis dažniau ir lengviau galiu pasakyti ir pajausti, na, dabar taip yra. Būtent tai ir išvedė mane iš to kančios rato, sakykime, būtent šitas sprendimas, kas be nutiktų, pirmiausia pasakyti, na, dabar taip yra. Viskas, kas vyksta, tik į gerą. Net jei nežinau, net jei nesuvokiu, kodėl taip yra, bet dabar tiesiog taip yra. Ir į stebėjimą. Stebėjimą to, kas vyksta, į paleidimą. Taip, kas
Dabar padarysiu dar trumputę meditaciją, vėlgi susijungti su ta pakilimo energija. Bet kas jaučiat, kad jums patiems yra sunku susigaudyti, tai iš tikrųjų aš vedu ir kursus, ir asmeninės sesijas, ir asmeninius kursus, tai pagalba visada yra. Tiesiog jeigu yra poreikis, kreipkitės vidinėramybė.lt, yra ten visa informacija. Galite gauti visapusišką pagalbą, jeigu jums jos reikia. Vilma rašo, jei nesuprantu, kas vyksta, kodėl tokia situacija, taip ir sakau savo, dabar taip yra. Ir visa, kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Taip. Ir netgi jūs galite savo pasirašyti, kad viskas yra laikina ir tai praeis. Ir tai praeis. Net jei aš nesuprantu, kodėl taip yra, kaip aš susikūriau, kodėl tai atėjo į mano gyvenimą, ir tai praeis. Jeigu aš nereaguosiu, neužkabinsiu, neleisiu tai švytuoklį įsisiūbuoti, eis ir praeis. Jeigu aš sureaguosiu, panikuosiu, pyksiu, ten erzinsiuos, nežinau, bijosiu, tai tada ateis tai ir ateis tai tol, kol aš išmoksiu pripažinti, priimti, suvokti, kad tai yra manyje, paleisti ir nebekurti. Super, Nijolė suvokė, kad nekovoti, nes tai dauginasi taip. Su kuo kovoju, tą stiprinu ir dauginu, nes ten nuolatos siunčiu energiją, maitinu. Tai nustokim maitinti tai, kas mums nenaudinga ir nereikalinga. Gerai, dabar jeigu norit, galite įsijungti savo muziką, nes jeigu aš įjungiu, paleidžiu muziką iš YouTube, tai tada mane Facebookas užtildo, sako, tu naudoji, pažeidė autorinės teisės. Tai jeigu jūs norit, įsijunkit savo, įsidėkite ausinę. Rolandas suvokimą turi, kai pradedi nuo savęs, viskas keičiasi aplink. Sėkmės lydė, taip, tikrai taip, super. Ačiū Jums už pasidalinimus. Gerai, tai dabar gal ir aš pasijungsiu muziką. Pasijunkit savo mėgstamą muziką ir padarysim trumputę meditaciją, susijungimą su pakilimo energija. Pasižiūrėsim, kiek turim balasto. Jeigu šito video klausysit įrašo, tai irgi užduokit klausimus, atsakysiu raštu, aišku, arba kitame mūsų susitikime. Na, o dabar galiu užsimerkti, atsisėsti patogiai, aš susirasiu muziką. Taip, uždėsiu paveikslėlį. Na va, ir dabar sutelk visą dėmesį į save. Sutelk visą dėmesį į save. Ir patyrinėk, kokie dabar tavyje yra kūno pojūčiai. Ką tu dabar jauti ir patiri. Ir tiesiog stebėk, nieko su tuo nedaryk. Galbūt susijaudinai, gal dabar jauti, kaip judėsi toliau, galbūt sukilo entuziazmas, gal tau pakilo kažkoks pyktis. Visiškai nesvarbu, tiesiog tyrinėk, nieko nekeisk, nieko nenorėk išspausti, užslopinti, o tiesiog tapk stebėtoju, ekspertu, susipažink su tuo, kas vyksta tavo kūne, kokie yra kūno pojūčiai ir kokie yra jausmai dabar paviršiuje iškilę ir būk su jais. O dabar tiesiog stebėk, pripažink, susipažink, tyrinėk. Tai tik kūno pojūčiai, nieko daugiau. Ir jie yra laikini. Galbūt jie yra tau nemalonūs, galbūt malonūs. Svarbu neprisirišti prie malonių ir nebėgti nuo nemalonių.
Dar pastebėk savo kvėpavimą. Ir sąmoningai pradėk jį lėtinti, ilginti, švelninti. Lėtas, ramus, švelnus įkvėpimas, įkvepiant tyrą visatos energiją per viršugalvį širdį. Ir lėtas, švelnus, lengvas iškvėpimas, paskirstant tą energiją po visą kūną. Ir stebėk, kaip tavo kūnas ir protas kiekvieno iškvėpimo metu vis labiau ir labiau atsipalaiduoja. Kiekvieno iškvėpimo metu tu užsipildai tyrą visatos energiją, pradinę energiją, besąlyginės meilės energiją. Tai yra ta energija, kuri gali būti viskuo, bet ko, pagal tavo užsakymą. Gali būti ramybė, gali būti džiaugsmu, gali būti atsipalaidavimu, būtent tuo, ko tau reikia. Stebėk, kaip šitą energiją užpildo visą tavo kūną, kiekvieną ląstelę, visą energetinį lauką. Leis sau paskęsti joje. Leis sau ištirpti joje. Ir leis sau būti tuo, ko tu jau ir taip esi. Ta meilė, ta ramybė, tuo džiaugsmu, kuriuo tu jau ir taip esi. Tai tavo sielos prigimtinė būsena. Gyventi lengvume, ramybėje, meilėje yra tavo prigimtinė teisė. Na, o dabar pamatyk save savo vidinėje erdvėje. Savo vidinėje oazėje. Savo sielos namuose. Ir pažiūrėk į save tarsi iš išorės. Tarsi iš viršaus. Ir dabar matyk, kaip į tave nusileidžia pakilimo spindulys per viršugalvį, į tavo širdį, į tavo sielą. Ir kaip lašelis apgaubia sielą ir širdį. Ir dabar nebematyk savo kūną, bet matyk savo esybę. Su visom programom, su tavo didžiuliu ego. Ir pažiūrėk. Tas spindulys kelia tavo sielą ir širdį. Pažiūrėk, kiek aplink tave yra balasto, neleidžiančio pakilti. Pakilti ir būti tuo, kas tu jau ir taip esi. Gyventi lengvume,
džiaugsme, gausoje, pilnatvėje. Apžiūrėk gerai šitą balastą. Ir dabar sąmoningai atsiskirk nuo jo. Leisk savo širdžiai ir sielai apgaubtai pakilimo spindulio pakilti, paliekant visą šitą balastą, tik trumpam, tik akimirkai. Na, o dabar į tą visą balastą, tą visą savo šešėlį pažiūrėk su meile. Tai nėra tai, ko tu turi atsikratyti. Tai yra tai, ką tu turi priimti, mylėti ir leisti išsisklaidyti. Pajaus, kaip gera, kai esi lengvume. Tai yra tai, kur tu eini, bet ne per pabėgimą ir smerkimą, o per priėmimą, leidimą tam būti ir ištirpimą. Dabar sugrįžk atgal. Dabar vėl pamatyk save savo kūnu. Tuo pačiu pamatyk ir tą juodą šešėlį. Ir sielą su širdimi apgaubtų spinduliu, švytinčią. Ir leisk savo apkabinti save su visa tamsa ir su visa šviesa. Su visa kančia ir su visu džiaugsmu. Su visais trūkumais, bjaurėjimais ir troškimais. Tiesiog leisk savo apkabinti, mylėti ir priimti save tokį, koks tu esi. Padėkok savo už tai, kad esi. Mylėk save už tai, kad esi. Pastebėk, esu. Ar galėtų būti to gana? Esu. Esu amžina, beribė ir meilės pilna būtybė. Esu visa visata. Visa visata yra manyje. Ir aš to pačiu esu visatoje. Tai ar gali leisti savo tiesiog būti? Esu. Toks, koks esu. Tokia, kokia esu. Su visa tamsa ir su visa šviesa. Tiesiog esu. Na ir šitoje vietoje aš jus palieku. Linkėdama lengvos kelionės į save ir drąsaus ėjimo pirmyn. Tau prireiks drąsos, tau prireiks stiprybės ir tvirto sprendimo. Iki kitų kartų.